how hard was this time? Ir iš tikrųjų, koks sudėtingas buvo tas laikas. After so many years, Po tiek daug metų, in spring last pavasarį, year, praeitų metų, I found video aš radau video medžiagą from KGB Moscow. iš KGB Maskvos. And this chief of KGB Ir būtent tas pagrindinis atsakingas iš KGB vadas spoke kalbėjo, about begin of apparition. kalbėjo apie apreiškimų pradžią. Third day of apparition, KGB Moscow was here. Taigi jau trečią apreiškimų dieną KGB iš Maskvos buvo čia. After so many years come out this story. Po daugelio metų išaiškėjo šitą istoriją. And this chief said on the video, Ir šitas vadas pasakė video medžiagoje, I'm not believer. aš nesu tikintis. Me and my agent come to Medjugorje Aš ir mano agentai atvyko į Medžiugorję and looked at the situation, ir pažiūrėjo kokią situaciją. and then we give instruction to Belgrade, KGB Belgrade. Ir mes tuomet teikėme instrukcijas KGB Belgrade. If this phenomenon of apparition Jei šitas apreiškimų fenomenas is to just the fate of simple people, yra tiesiog tikėjimas, paprastų žmonių tikėjimas, don't care about it. nereikia tuo rūpintis. But if you have, if you see, Bet jeigu matysite, this is a moment to break out the communism. kad tai yra momentas, kuomet bandoma sulaužyti komunizmą, Shoot down. reikia uždrausti. Okay. They communists from Belgrade and Geheimpolizei, secret Polizei, Taigi komunistai iš Belgrado ir slaptoji policija come here with the dogs, with Kalashnikov. atvyko čia su šunimi, su kalašnikovais. In the newspapers, so bad things, terrible things. Laikraščiuose buvo rašomi baisus dalykai. Our Lady painting with Kalashnikov here. Mūsų Dievo motina buvo nutapyta kaip su kalašnikovu priešais. Terrible things. Baisus dalykai. But the people come Bet žmonės vis tiek every day atvyko. more and more. Kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau atvyko. The communists on this Polizei forbidden to go to the apparition hill. Taigi komunistai su šita policija uždraudė eiti į apreiškimų kalną. Okay. The people come in the church. Nieko tokio, tada žmonės atėjo į bažnyčią. Apparition continue in the church. Apreiškimai tęsiasi bažnyčioje. Because this apparition here in Medjugorje Nes šitie apreiškimai čia Medžiugorėje are not connected to the place, yra nesusiję su tam tikra vieta. to the visionary. Jie yra susiję su regėtojais. Where the visionary is in this moment of apparition, there is apparition. Kur bebūtų regėtojai tuo metu, ten ir vyksta apreiškimas. On these poor 6 children Ir šitie 6 vargšai vaikai was persecuted. buvo persekiojami. Fathers of those children was in Germany, worker. Jų tėvai buvo Vokietijoje darbininkai. And the secret police was very strong with us, said, we will give you no passport to go back to your work. Ir, reiškia, policija slaptoji buvo labai griežta su jais ir sakydavo, mes jums neduosime pasų, kad jūs negalėsite grįžti į darbus. And new parish priest fra Jozosovko. Ir parapijos kunigas In the first 3 Jozosovko, days of operation was not here. tėvas Jozosovka pirmosiomis 3 apreiškimų dienomis jo čia net nebuvo. He take exercises in Zagreb, far from here. Jisai turėjo Zagrebe seminarą, čia toli nuo čia. He come from Zagreb back, Jisai grįžo iš Zagrebo, direct to hospital in Mostar, tiesiai į Mostarą ligoninę, because his mother was in the hospital. nes jo mama buvo ligoninėje.
And in this hospital, he saw one parishioner of Medjugorje Ir toje ligoninėje jisai susitiko vieną parapijietę, with broken hand. kuri buvo sulaužyta ranka. And this woman said to Fra Jozo, Ir šita moteris pasakė tėvui Jozo, Fra Jozo, run to Medjugorje. Fra Jozo, bėkite į Where are Medžiugorję, you? kur jūs Our esate? lady appeared. Dievo motina pasirodė. Jozo think, Ir tėvas Jozo galvoja, maybe not hand, maybe she gal has jis something. nesu ranka, su She galva, gal broken ne taip. something. Gal kažkas ne taip. And then he come to the parish, Ir jis atvyko į parapiją. and here kaplan Ir čia kapelionas. and the nuns speak to him Ir about this vienuolės apparition. kalba jam apie šitus apriškimus. But he said, no, Ir jis atsakė, ne. this must be some joke of the communists. Čia turbūt kažkoks komunistų He juokelis. was sure because he had a lot of problems in other parish where he come from. Jisai buvo įsitikinęs, kad tai komunistų kažkoks triukas, nes daugelį parapijų įvairių problemų jis turėjo su komunistais. He attract lot of young people, Nes jisai pritraukdavo daug jaunų žmonių. and those young people don't go to go to the communist party. Ir tuomet, reiškia, tie jauni žmonės neidavo į partijas komunistų. And then secret police push to the bishop. Ir tuomet, reiškia, saugumo policija spaudė vyskupą. Move Fra Jozo to other smaller. Reiškia, visą laiką jį išstumdavo į kokią mažesnę parapiją, tėvas Jozo. Go to Medjugorje. Ir jį išsiuntė taip į Medžiugorję. There is so many priests and nuns. Ten tiek daug kunigų ir vienuolių. He cannot do, kako se kaže, non può fare più danni. Jis negalės daug padaryti žalos tenai, Because here is too much priest. nes čia jau ir taip daug kunigų. But you also think, they will found something to laugh about me and about Bet church. jisai, reiškia, galvoja, kad čia yra komunistų kažkoksai užmanimas, kad būdas pasijuokti iš jo ir iš bažnyčios. And he speak with all every visionary separate. Ir jis kalbėjo su kiekvienu regėtoju atskirai. And Jozo Jozo believed in the moment when he saw Our Lady in the church. Ir tėvas Jozo patikėjo, kai jisai pats pamatė Dievo motiną bažnyčioje. During the prayer, he just started. Jisai vienu metu maldoje tiesiog sustingo. And in this time was very nice because the visionary come to the parish to have an apparition. Ir tai buvo labai gražus momentas, nes regėtojai atvyko į parapiją turėti apreiškimą. And the visionary after the apparition come to altar. Ir regėtojai, kai būtent apreiškimas vyko prie altoriaus, give the message. Perdavė žinutę. And Jacob was so small, Jozo put him on the altar. Jakovas buvo dar toks mažiukas ir Dievas Jozą jį pristatė prie altorius. And this time was very, very blessed time. Ir šitas laikas buvo labai palaimintas laikas. All people from Medjugorje Visi žmonės iš Medžiugorijos come direct from the field, from the work, direct in the church. Žmonės iš laukų, iš darbų, laukuose eidavo tiesiai į bažnyčią. And they fast and pray. Ir jie pasninkaudavo ir melsdavosi. Communists again come to the parish office and said, Ir vėl komunistai atvyksta į parapijos ofisą ir sako. And they spoke with the kaplan, Franz Rinko Čuvalo. Jie kalbėjo su kapelionu Franz Rinko Čuvalo. What is he going on? Kas čia vyksta? Before you had the mass in the morning. Jūs turėdavot anksčiau mišes rytais. And now you have the mass in the evening. O dabar jūs turite šventasias mišes vakare. And Franz Rinko said, the mass is in remember
of supper of Jesus, not of breakfast of Jesus. Ir tuomet jisai atsakė, kad iš tikrųjų šventosios mišios yra atminti būtent vakarienę, Jėzaus paskutinę vakarienę, o ne pusryčius. Okay, the communists closed the church, but the people opened the church. Taigi komunistai uždarė bažnyčią, bet žmonės atvėrė bažnyčią. My third wife of my grandpapa, Trečia mano senelio žmona, she come from the Vassas houses. There are on the begin of the Kryžovac. She come down to the church. jinai prie Kryžoveco ten gyveno ir jinai ateidavo į bažnyčią, With rosary. rožinį kalbėdama. And when she was very near to the church, Ir kai jinai buvo visai šalia bažnyčios soldiers stay there. ir jie sulaikė kareiviai, Stop. sustabdė. You cannot go to the church. Sako, negalėjai eiti į bažnyčią. And my grandmama sit down behind the soldier. Ir, reiškia, mano močiutė atsisėdo už tų kareivių. Okay, you sit here, you read a newspaper. I sit here and I pray rosary. Jūs, gerai, jūs čia sėdite, jūs skaitote laikraštį, o aš čia sėdėsiu ir kalbėsiu rožinę. And poor soldier take walkie-talkie Ir, reiškia, vargšas kareivis pasimė walkie-talkie and hold his chief. ir kalbėjo su savo vadu. Jedna baba, one old lady, stay here and pray rosary. What shall I do? Viena moteris sena ir jis, reiškia, sėdi čia ir kalba rožinį. Ką man daryti? Let she pray. Ir sako, tegul leisk jai melstis. Yes. Okay. Then I was in August 83. I come with my mother-in-law, with my daughter, my son, my husband. We come to Medjugorje and I saw so many people here. Taigi 1983 m. rugpjūčio mėnesį aš atvykau su savo visa šeima, su šeimos nariais ir mes pamatėme tiek daug žmonių čia. And I feel happiness in my heart. Ir aš jaučiau tą laimę savo širdyje. But I don't look other people if they feel the same thing. Bet aš nežiūrėjau, ar kiti žmonės tą patį jaučia kaip ir aš. I was just happy to be here. I was sure Our Lady appeared. Aš tiesiog buvau laiminga būti čia, aš buvau tikra, kad Dievo motina pasirodo. I climbed Apparition Hill. Aš kopiau į Apreiškimų kalvą. And then I moved back to Italy to my work. Ir aš grįžau tuomet į Italiją, į savo darbą. One day when I bring my mother-in-law to one doctor. Vieną dieną, kai aš nuvedžiau savo anytą pas daktarą. We waited, I saw a paper like this. Mes laukiam ir aš pamačiau tokį kaip lapą. And I looked, this was a predict in Italian, Ir aš mačiau, kad in Italian, tai buvo toks kaip pamokslas italų kalba. of one of Franciscan in Medjugorje. Vieno iš pranciškonų Medžiugorjoje. And I asked this doctor, how you have this paper? Ir aš tuomet paklausiau daktarą, iš kur jūs turite šitą dokumentą. Somebody come from Medjugorje and with this translating. Ir sako, kažkas atvyko iš Medžiugorijos su šitų vertimu. You are from Yugoslavia. It's true this. Sako, reiškia, o jūs atvykote iš Jugoslavijos, ar čia tiesa, klausė manęs. I said, I'm sure this is true. Ir aš atsakiau, aš esu tikra, kad tai yra tiesa. And I saw on this paper the address. Ir aš mačiau, reiškia, ant to lapo kitus. And I asked, can I take this paper with me? Ir aš paklausiau, ar aš galiu šitą lapą turėti su savimi. It was address of one person in one bank in very near of my house. Ir, reiškia, buvo vienas iš žmonių iš banko šalia, kur mano namų. And I called this man. Ir aš paskambinau šitam žmogui. I said, I'm originally from Medjugorje. Ir aš pasakiau, aš kilusi iš Medžiugorijos. My name is Mirjana. Mano vardas Mirjana. And I like to, if somebody go back to Medjugorje, I like to have blessed a lot of medals. Ir jeigu kažkas... For the people who are sick and I care about that. Ir aš norėčiau, jeigu kažkas vyktų į Medžiugorję, kad atvežtų palaimintų medalionų, kad padalinti tiem žmonėm, kurie serga ir tiem, kurie man rūpi. When this man understood I'm from Medjugorje. Kai šitas žmogus suprato, kad aš esu iš Medžiugorijos. I speak Croatian. Ir kad kalbu kroatų kalba. They come to my house with
so many newspapers, Jie atėjo į mano namus su tiek daug laikraščių. no books, but newspaper. Ne knygos, bet laikraščiai. And he said, we must know what happened there. Ir pasakė, mums reikia žinoti, kas įvyko tenai. I said, if you like, I translate to you this garbage, Our Lady with Kalashnikov, please let me. Sako, jeigu jūs norit, kad aš, reiškia, išverčiu ten tos laikraščius, kur netiesa, kur Dievo motina su Kalašnikovu rodo, tai These bad things I don't aš šitų blogų dalykų neišvertinėsiu. This is terrible propaganda. Čia yra baisi propaganda. I will try to find something. Aš stengsiuosi rasti kažką. And I found a priest who wrote just at that time a book about apparition. Ir aš radau knygą, kurią parašė kunigas, kuris parašė tuo metu apie apreiškimus. He was one Biblist, Dr. Rupšić from Sarajevo. Jis buvo Biblijos ekspertas iš Sarajevo. And this book was printed outside of Medjugorje, outside of Bosnia, in Croatia. Ir šita knyga buvo publikuota ne Medjugorje, ne Bosnijoje, Hercegovinoje, o Kroatijoje. I found this book. Aš radau šitą knygą. And I asked permission to this priest. Ir aš paprašiau leidimo šito kunigo. To translate the first 7 days. Kad galėčiau išversti pirmas 7 dienas. And then I spoke with this person, with these pilgrims from Italy. Ir aš tuomet pakalbėjau su to žmogum, su tais piligrimais iš Italijos. And I said, give me your experience. Ir aš sakiau, duokit man savo patirtį, pasidalinkit ją. We put this all together and we will give this to the people free. Ir mes, reiškia, sudėsime tai į vieną knygą ir mes dalinsime žmonėm nemokamai. And so I make the first book in Italian. Taigi taip aš parašiau pirmą knygą italų kalba. To give the truth, the good information. Kad būtų teisinga informacija duota žmonėms. This was 83-84. Tai buvo maždaug 1983-84 metais. Those pilgrims who come here in Medjugorje, they make VHS. This was video cassette. Ir tie piligrimai, kurie atvykdavo į Medžiugorję, jie filmuodavo video kasetės tokias buvo. And we moved from parish to parish. Taigi mes vykdavome iš parapijos į parapiją. And then I have prompted this book. Taigi aš turėdavau tą knygą. And I asked how we print this. This is expensive. Ir aš klausdavau, kaip mes šitai atspausdinsim, nes tai yra brangu. Nobody have no money. Niekas neturėjo pinigų. And I spoke with Our Lady. Ir aš tada pakalbėjau su Dievo motina. I said, Draga Gospe. Taigi sakau, miela motina, Dievo motina. If you like, the people in Italy. Jeigu tu nori, kad žmonės Italijoje knows about your apparition. Žinotų apie tavo apreiškimus. I have prompted the story of 7 days, of 7 first days of apparition. Taigi aš turiu tą istoriją 7 apreiškimo pirmų dienų. Some testimony of taip pat liudijimus italų žmonių piligrimų, taip pat ir kroatų ir vokiečių. Aš taip pat išverčiau Medžiugorjos himną į italų kalbą. My husband founded his own work. Mano vyras įsteigė savo darbą. Help him to do this. Padėk jam šitoj veikloje. 10% of the first work is yours for this book. Ir reiškia, pažadu, kad 10% nuo jo darbo pirmo bus tau už šitą knygą. Incredible. Yra neįtikėtina. 10 millions come out through first work of my husband. Būtent 10 milijonų per pirmą vyro ir kūrinį atvyko. We print this book. Mes atspausdinom šitas knygas. And go around in Italy to the parish with this video cassette of apparition. Ir mes keliavom aplink Italiją su ta knyga ir su video įrašu šitų apreiškimų. And in this way, a lot of people in Italy
Ir tokiu būdu daug žmonių have good, Italijoje good and pas- the sužinojo truth teisingą ir about tikrą Medjugorje. informaciją apie Medžiugorję. Then I think this finished. This was my mission. Ir tuomet aš maniau, kad jau ta mano misija kaip ir baigta. My life go on. Mano gyvenimas vyksta, toliau tęsiasi. Somebody asked me to lead the pilgrims. I come. Kai kas manęs paprašydavo, kad palydėčiau piligrimus, As aš volunteer. It was atvykdavo. wonderful here because maybe five pilgrims was in one house, 10 in other house. But it Buvo was nuostabu, nes, tarkim, būdavo 5 piligrimai vienose namuose apsistoja, kiti 10 kitur ir toks buvo no kitokia cafe, situacija. Nebuvo no, kavinių, no Irish house, nothing. nebuvo no, jokių airiškų namų, nieko. just the mass in the evening Tiesiog šventosios Rosary. mišios vakare, rožinis and the people praying and singing, ir žmonės stars over us. besimeldžiantis ir begėdantis, dangus žvaigždėtas virš mūsų. At the time we had sheep, Mes tuomet turėdame labai daug tų All avelių čia animals. vaikščiančių all aplinkui, animals. visi It aplinkui was, gyvūnai. it was really heaven in the earth. Tai iš tiesų buvo dangus ant žemės. 3 years long. 3 metus taip tęsiasi. The poor people from Medjugorje Tie paprasti, skurdžiai gyventi žmonės give Medžiugorje. everything free. Visą atiduodavo nemokamai. They move from the own bed and give the bed to the Jie užleisdavo pilgrims. savo pačių lovas atvykstantiems piligrimams. And in the same kind I give free my book. Ir tokiu būdu aš irgi dalindavau savo knygą nemokamai. This is the best way to to speak about Medjugorje. Tai yra geriausias būdas kalbėti apie Medžiugorję. And then, okay, I come back to Italy. I had lot work to do. Taigi aš grįžau į Italiją, aš turėjau daug darbo. My mother of love was a little better. Mano Anyta buvo geriau su sveikata. The kids was higher. Ir vaikai augo. And the war come in Croatia. Ir First in Croatia, then in įvyko Bosnia. karas iš pradžių Kroatijoje, paskui Bosnijoje ir Hercegovinoje. Because third day, Nes dėl to, kad 3 dieną the message was žinutė buvo mir, mir, mir. taika, 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 Mir, mir, mir. taika, taika, taika. And exactly 10 days after, Ir 10 years after, Ir būtent tiksliai po The first 10 apparition. metų po šito apreiškimo we had the war. mes Very big turėjom war. karą, baisų karą. I come after the war here. Ir aš po darbo atvykau čia, po karo atvykau čia. I work lot of humanitarian aid, Aš labai daug humanitariniai pagalboj dirbau, but in Croatia, I bring the aid in Croatia bet aš atveždavau pagalbą į Kroatiją, because there on the sea where my parents live, nes ten pajūry, kur mano tėvai gyveno, there are a lot of hotels to bring. They had a possibility to take all these refugees. buvo daug From Croatia viešbučių, and after kur from galėjo jie Bosnia. priimti daug tų pabėgėlių iš Kroatijos ir paskui iš Bosnijos Hercegovinos. And then on the Easter 95, Ir 1995 metų Velykų metu it was finish of war. baigėsi karas. I come with my organization. Aš atvykau su savo organizacija. We was 9 in one kombi. Mes buvome 9 žmonės tokiam autobusiukė. We climbed to the Apparition Hill. Mes pakilome į Apreiškimų kalną. I went to the parish to the shops. At that time we had shops. Ir aš atėjau, reiškia, į parapiją ir tuomet jau buvo tokių parduotuvėlių. And I saw a lot of books. Ir aš pamačiau, kad yra daug knygų. Italian books, Italų kalba, English books, anglų kalba, from America, iš from Amerikos, Ireland, iš from Airijos, French, from iš Germany. Prancūzijos, iš Vokietijos. I said, what is going on? O aš sakiau, kas vyksta? And nothing in Croatian. Nebuvo informacijos kroatų Just kalba. one book, 1000 meeting with Vicka. Tiesiog viena knyga, kuri vadinosi 1000 susitikimų su Vicka. Oh, I said, aha,
I must do something for my people. Ir aš tada sakau, aha, aš turiu kažką padaryti savo žmonėms. Small book, Mažą knygelę. again free, Jie gali tai like, nemokamai like for gauti. the Italian. Taip pat kaip su italais mes padarėme. But when I come back from this pilgrimage, Bet kai aš grįžau iš tos piligrimystės, I broken here. aš susilaužiau čia koją klubą. This was end of May. This was Tai buvo May. gegužės pabaiga. 2 months later, Po 2 mėnesių my daughter died on the aneurysma improvisely. mano dukra mirė nuo aneurizmos labai staigiai. It was good. I was on the chair. Buvo gerai, kad aš buvau, reiškia, ratukuose tuo metu. Okay, then I wrote the book about my daughter. Taigi, tuomet aš parašiau knygą apie savo dukrą. In 2-3 years, I need to do other things because it was terrible, this operation. Ir 2-3 metus aš turėjau kitų dalykų daryti, nes iš tikrųjų buvo sunki situacija su ta operacija mano. But I continued collaboration with Father Slavko Bet aš tęsiau bendradarbiavimą su tėvu Slavko, because a lot of people who had miraculous healing, nes daug žmonių, kurie turėjo tokius stebuklingus išgydymus, I was a support to the doctors from Italy, from Germany. aš kartu, reiškia, eidavau pas daktarus iš Italijos, iš Vokietijos, To translate the documents of the creation healing. būtent, reiškia, kad išverščiau dokumentus apie gydymus iš kroatų kalbos. And then it was 2000. Ir 2000 metais I come here, aš atvykstu čia and Father Slavko meet me here in the outside of the ir church. tėvas Slavko mane sutinka čia prie bažnyčios. Give me the key of his office Jis duoda man savo ofiso raktus and said to me, Mirjana, go and finish this opus of this healing. ir sako, You and doctor from Italy. Mirjana, eik ir pabaig šitus darbus apie gydymus, tu ir daktaras iš Italijos. I Kartu. work about 1 month here Aš dirbau maždaug mėnesį čia and prepare the book. This is the illness and miraculous healing. ir aš parengiau tokią knygą, kuri vadinasi Lygos ir stebuklingi išgydymai. And I went back to Italy, Aš grįžau į Italiją and it was 24 of November. ir buvo lapkričio 24 diena. I was writing on this book. Aš rašiau tą knygą. I hear telephone, somebody call in Išgirdau, kad office. kažkas skambino telefono ofise. My husband blėt, shock. Wow. Ir mano, reiškia, vyras buvo išbalęs, šoke pasirodė. Mirjana, Father Slavko died. Ir sako, Mirjana, tėvas Slavko mirė. We go immediately to the funeral in Medjugorje. Mes vykstame iš karto į laidotuves Medžiugorjėje. I said, no, I don't go. I finished this book. Ir aš sakiau, ne, aš nevyksiu, aš pabaigsiu tą knygą. And during preparation of this book, Ir būtent šitos knygos parengimo metu, I remember about other book I like to give to my people. aš prisiminiau apie kitą knygą, kurią aš norėjau duoti savo žmonėms. And then I do this book for my people to understand what happened here. Aš norėjau duoti ir savo žmonėms tą knygą, kad jie suprastų, kas įvyko čia. And mission Father Slavko inside. Ir kartu įvyksta tėvo Slavko misija viduje tos knygos. Because the terrible shock of death of Father Slavko, Nes būtent tas baisus šokas tėvo Slavko mirties, I couldn't survive better than other because of death of my daughter. aš negalėjau, reiškia, į to išgyventi ir dėl savo dukters mirties. And I said, okay, Slavko is still with us. Ir aš sakiau, tėvas Slavko yra vis dar su mumis. And we must just continue. Ir mes tiesiog turime tęsti. Slavko was a special person. Tėvas Slavko buvo ypatingas žmogus. Every day he climbed
or Kryževac or Podbrdo Hill. Jisai kiekvieną dieną kildavo, užkopdavo arba į Apreiškimo, arba į Kryžiaus kalną. Wrote the books. Rašė knygas. This is School of Our Lady. Tai yra Dievo motinos mokykla. He followed the visionary. Jisai, reiškia, sekė regėtojus. Jisai sekė žinutes. And through these messages, ir per tas žinutes, he understood, jisai suprato, the big spirituality grow up from Medjugorje. Kad didelis dvasingumas auga iš Medžiugorijos. He wrote about 20 books, I don't know. Aš nežinau, kiek jisai. Fasting, about 20 knygų turbūt parašė apie, reiškia, tarp jų apie pasninką, apie maldą. Rest, fast with heart. Pasninkaukite širdimi, melskite širdimi. Pray with heart. Melskite širdimi. Go to the mass with heart. Eikite, švęskite šventasias mišias širdimi. He understood deep in his soul. Jisai giliai savo sieloje suprato. Our Lady mission here in Medjugorje. Dievo motinos misija čia Medžiugorjoje. And he give this spirituality, this school. Perteikia šitą dvasingumą kaip Dievo motinos mokyklą. Through his books. Per savo knygas kitiems žmonėms. He traveled a lot around the world. Jisai keliavo labai daug aplinkui pasaulį su regėtojais. It was not simple. Tai nebuvo paprasta. Because bishop were against. Nes vyskupas buvo prieš Medžiugorję. He expressed. Ir tai jisai išreiškė. Tai reiškia toks įvyko, kad toks nepaklusnumas. But Our Lady arranged everything. Bet Dievo motina viską sutvarkė. On the end, I can say just very simple things. Galiausiai aš galiu pasakyti tik labai paprastus dalykus. Our Lady invite. Dievo motina kviečia. Everybody of us. Kiekvieną iš mūsų. With name and surname. Vardu ir pavardę. Her plan. Jos planas. Of the salvation of mankind. Yra žmonijos išgelbėjimas. It's like puzzle. Yra čia kaip puzlė, reiškia dėlionės dalis. Yes. And this is so big. Big like the whole world. Tokia didelė ta dėlionė, kaip visas pasaulis. And in the right moment. Ir tam tikrų tinkamų momentų. Our piece of puzzle wait for us. Laukia mūsų dėlionės dalis. Our free will. Mūsų laisva valia. To answer or not. Atliepti ar ne. The people come and the speech is always the same. I don't know why I come. I come by chance. Ir žmonės atvyksta ir sako, nežinau, kodėl aš čia atvykau. Aš atsitiktinai atvykau. No chance. Čia nėra atsitiktinumo. You come exactly in the moment when Our Lady like. Tu atvykai būtent tuo metu, kaip Dievo motina norėjo. 24 of June. Birželio 24 dieną. 1940. 1940 metų. 84 years ago. Prieš 84 metus. 85 years ago. 85 metus. My father was 28 old. Mano tėvai buvo 28 metai. He never go to the fast fest. Jisai niekad neidavo į kažkokius festivalius, šventes. But this day somebody pushed him, Ante, you must go to Blizanci here very near. Bet kažkas viduj tarsi jis stumė, kad Ante, tu turėjai į Blizanci, čia netoli. That is the fest of St. John Paul Baptist. Tai yra Jono Krikšto šventė. My father go there. Ir mano, reiškia, tėvas ten nuvyko. And see 3 women in white clothes. Ir pamatė 3 moteris baltais drabužiais. My grandmama. Mano močiutė. My aunt and my mama. Mano teta ir mano motina. Mama was 18. Mano motinai buvo 18 metų. Woman, graži moteris, aukštesnė nei aš. And my father saw her. Ir mano tėvas ją pamatė. Ask other people who is this. Ir
paklausė kitų žmonių, kas jinai yra. They said they are a Gagro and they come from the river Neretva on the other side of Kryževats. Ir jiem pasakė, kad jie yra Gagro šeima, jie yra kilę iš kitos Neretvos upės pusės, kitos Kryževats kalno pusės. He went there to Ir jis this ten family. nuvyko į tą šeimą I said, I am Ante Vasil from Medjugorje. ir pasakė, aš esu Ante Vasil iš Medžiugorijos, I have 28. man yra 28 I metai, am in age to be married. o aš esu santokos I amžius saw tinkama. this young lady. I Ir aš like pamačiau her. šitą jauną moterį ir man If jinai she patinka. like and if you permit, Ir jeigu jinai sutiktų ir jai patiktų, taip pat jinai norėtų. day after the Christmas they was married. Ir taigi po Kalėdų vieną dieną jie buvo sutuokti. It was terribly Susituokė. snow. Labai buvo daug sniego. My mama was bring with the horse. Mano To this mountain motina, reiškia, per kalną ją atgabeno su arkliu, su žirgu. 41, my mama worked this field. Taigi 41 mano jau motina dirbo šituose laukuose. My father was in Mostar Mano tėvas buvo Mostare. in this office to call the young people to go to the war. Jisai buvo tam ofise, kur kviesdavo šauktinius eiti į karą. It was terrible situation between Croatian and Serbs, Buvo baisi situacija tarp kroatų ir serbų, Catholic and Orthodox. katalikų ir ortodoksų. And my father here, Taigi mano tėvas čia, Serbs are in danger. serbai yra, mano tėvas išgirdo, kad serbai yra pavojuje. And sometimes he gives tips. Ir kartais jisai duodavo kažkokius patarimus. This was very dangerous. Taigi buvo labai pavojinga. He was very big Catholic Jisai inside. buvo labai didelis katalikas viduje. His duty was to save the people. Jo pareiga buvo išgelbėti žmonės. If Croats discover this, Bet jeigu kroatai būtų tai sužinoję, his life is in danger and Yeah. life of wife. jo ir jo žmonos gyvenimai, He Galėjo moved būti my mama with me in pavojuje. the womb to Sarajevo. jisai mano motina nugabeno kartu jau su manimi iščiose į Sarajevą And we never come back to. ir mes niekada negrįžome. And we live as refugees Ir mes gyvename kaip for pabėgėliai years. metais. 40 years later, Po 40 in the metų, beginning of apparition, kai prasidėjo apreiškimai, I was just pilgrim's guide. aš buvau tiesiog piligrimų tokia gidė. I know several things and I Aš was žinau kai prompt kuriuos for this apparition. I say apparition for me begin 9040. Ir aš sakau, with kad meeting my mama and my apreiškimai man prasidėjo 1940 metais, kai mano tėvas ir mano motina susitiko. No chance exists. Nėra atsitiktinumų. Everybody of us was prepared Taigi kiekvienas iš mūsų mes buvome paruošti, to be piece of puzzle, kad būtume ta dėlionės dalis, to do the best, kad mes galėtume padaryti ką geriausia, to give the talents kad atiduotume talentus and answer with whole heart ir and soul atlieptume visą širdimi ir sielą on the call of Our Lady. į Dievo motinos kvietimą. Because Our Lady said in Ne. several apparitions, Nes Dievo motina pasakė keliuose apsireiškimuose, you will cry nes jūs verksite, if you will understand how much I love you kai jūs suprasite, kaip stipriai aš jūs myliu and I trust to you. ir aš jumis pasitikiu. This is Medjugorje. Tai yra Medžiugorje. And we, without free will, we must answer. Now I Taigi say mes you, su savo laisva valia mes turime atsakyti. I write a lot of things. I have several notes about Medjugorje. I can make hundreds of books because
every meeting with people give always something. Taigi kiekvienas susitikimas su žmonėms kažką teikia, aš galėčiau parašyti 100 knygų, What is very important. kas yra labai svarbu. What is pilgrimage to Medjugorje of one Indian priest? Kas yra piligrimystė Medžiugorijai, pavyzdžiui, vienas Indijos kunigas, ką pasakė. Ready serving faith, reorientierung ourselves to the life in the spirit and returning to the community. You can write, Yeah. yes, you can read this first. Where is that? Here, this is begin. Okay, And discovering. this, Okay. yes. Tai yra iš naujo atradimas tikėjimo ir persiorientavimas, savęs perorientavimas į gyvenimą dvasioje ir grįžimas į bendruomenę. This is Medjugorje. Tai yra Medžiugorje. Okay. Maybe you would also comment, because once you said how we should look to the visionaries. Some people want to see visionaries participate in the operation. Yes, yes. Aš norėčiau dar, kad jinai pakomentuotų būtent apie taip, kaip mes turėtume traktuoti regėtojus, nes daug kas nori pamatyti regėtojus, būti apreiškimuose. When I was the guide here, Kai aš buvau gidė they čia come with buses with ir jie Italian atvykdavo, pilgrims. reiškia, su autobusais, italų piligrimai ypatingai. Then we cannot see the visionary in the church. At that time was the operation in the church. Mes negalėdom, They came to the altar and they ran away. reiškia, jie tiesiog ateidavo regėtojai prie altoriaus ir tada met pabėgdavo, nes tiek žmonių būdavo. And it is normal, the people are curious. I was curious too to Ir see tai them. yra normalu, žmonės yra smalsus ir visi nori pamatyti juos. But I tried to explain to my pilgrims Bet aš bandžiau paaiškinti savo piligrimams, the visionary's telephone. kad regėtojas yra kaip telefonas. Through telephone come the message to us. Per telefoną ateina žinutė mums. Through the telephone you just hear the voice. Per telefoną jūs tiesiog girdite balsą. You cannot see the person who speak. Jūs negalite matyti žmogaus, kuris kalba. We are just happy to hear the voice. Mes esame laimingi girdėdami tą balsą. It is not possible to describe the beauty of Our Lady. Nėra įmanoma apsakyti Dievo motinos grožio. It is out of our life. Tai yra kažkas už mūsų gyvenimo ribų. I understood how the visionary see Our Lady. Aš supratau, kaip regėtojai mato Dievo motiną. 4 years after death of my daughter, 4 metai po savo dukros mirties, from her death to this 9,999, nuo jos mirties iki 1999 metų, several people had several dreams about Lara or connect to Lara. Keli žmonės ją sapnavo arba sapnų susijusių su ją turėjo. And I saw message for me, for our family in this dreams. Ir aš tame mačiau žinutę man ir mano šeimai. But this dream on 1999, Bet tas sapnas 1999 metų, it was something what is not possible to describe. tai buvo kažkas, ko neįmanoma apsakyti. Lara in her life had a little problems with face because he had evoflamma. Sometimes this was like red. Yes. Lara savo gyvendama turėjo tam tikras tokias problemas su veidu, tokia evoflama vadinamas, reiškia raudonis kažkoks. In this dream, Lara's face come to me. Ir būtent to sapno metu jos veidas buvo prie manęs. Just the face. Tik veidas. This face was beautiful. Jis veidas buvo gražus. Beautiful. Labai gražus. Infinite. Neapsakomai, be ribų gražus. Tender. Švelnus. Goodness. Gerumas. Understanding. Supratimas. Everything. Viskas. Sometimes visionary Maria
Kartais regėtoja Marija, I see Lara through her. aš kartais matau per ją Larą, savo dukrą. This is this tenderness Ir what būtent- Maria sometimes have in her face. Kartais va tas švelnumas yra tai, ką Marija turi savo veide. And Lara was pure and simple girl, and she had this. Ir Lara buvo tokia tyra ir paprasta mergina. Ir jinai turi, reiškia, ir Marija tą turi. After this beauty of this dream, Ir po to sapno grožio, I go around, I fly. aš tiesiog jaučiausi, kad aš skrendu, aš pakilėta buvau. But after 1 month, 2 months, disappear. Bet po 1-2 mėnesių pradingo tas toksai This is jausmas. our tragedy. Čia mūsų tokia tragedija. Yes, because we cannot. Nes, The same things. When you, this visionary, taigi tas pats su tais regėtojais vyksta. incredible, 43 years long, Neįtikėtina, 43 metus repeat the same things. kartoti tuos pačius dalykus. Umbra, so much people, Šitiek daug žmonių būti apsuptiems. and they are so without boys. They are not afraid about nothing. No bishop, no Jie, KGB, no polizei. No. reiškia, jie visai be baimės, nebijo nei viskupų, nei kunigų, nei KGB. No, they just say we saw Our Lady give this message. Jie tiesiog sako, mes matėm Dievo motiną, jinai davė šitą žinią. And mission of visionary is very, very difficult. Ir regėtojo misija yra labai sudėtinga. I try to explain to my pilgrims. Aš stengiuosi paaiškinti savo piligrimams. I said, I don't to see Our Lady. Aš sakau, That is not what I think. To see Our Lady cannot everybody. aš sakau, kad Dievo motiną gali matyti ne kiekvienas. Must be special gift. Tai turi būti ypatinga dovana. This is another, how can I say, this is another reality. Tai yra kita realybė, kurioje patenki. I am sure Aš when esu tikra. now in this moment see Our Lady Aš esu tikra, jeigu aš šiuo metu pamatyčiau Dievo motiną, without preparation, nepasirengus, I can be born. aš galėčiau sudegti tiesiog. It's too strong. Tai yra per stipri patirtis. It's too Tai per strong. stipru. And that's why, okay, there are telephone, but preparate telephone for this mission. Taip, jie yra telefonai, bet jie paruošti telefonai šitai I misijai. think in this kind, those 6 people here in Medjugorje and other visionary in the world, they are special. They are like in Faraday. you know what is Faraday? Faraday, ne. Faraday was seen after. Faraday is to be protected Ai, against. okay. Jie, reiškia, jie šitie žmonės, šeši regėtojai, aš manau, jie yra kaip Faraday, kaip Yes. yra tokie labai apsaugoti. Yes. And what can I say? And then another thing, visionary of Medjugorje. Dar vienas dalykas, regėtojai Medžiugorėje. I can speak about Maria because I meet Maria. Aš galiu kalbėti Marija apie Mariją, was nes that. aš ją dažnai sutinku. Maria was a simple girl. Marija buvo paprasta Very mergaitė. shy, mamma mia. Labai tokia drovi. Very shy. Tikrai labai drovi. And she studied to be friseur. Ir jinai studijavo tam, reiškia, mokėsi būti kirpėja. When she speak now, Kai jinai dabar kalba in perfect Italian, puikiai italų kalba, she speak English too because Jinai we are taip the pat- people we can. taip pat kalba ir anglų kalba. Holy Spirit speak to through her. Šventoji dvasia kalba per ją. No other people with a lot of degrees can speak because Kai kurie žmonės su daugeliu mokslo laipsnių negali taip kalbėti. she, how can I say it? It is so difficult to understand Yra taip sudėtinga iš tikrųjų suprasti tai. because this continue meeting with people of whole world Nes nuolatinis susitikimas su žmonėm iš viso pasaulio
she studied more than in every university. Jinai tokiu būdu studijuoja daugiau nei bet kokiam universitete. And she is direct educated by Our Lady. Ir jinai tiesiogiai mokoma Dievo motinos. Yes. But we must respect. Bet mums reikia gerbti. Yes. Vicka is very ill. Vicka yra labai She suffers serganti. for the souls. Jinai kenčia dėl sielų. And from the people who have illness. Ir taip pat už sergančių žmonės. Maria for the souls. Marija reiškia meldžiasi už sielas skaistykloje. Ivanka meldžiasi už šeimas. Kiekvienas regėtojas turi savo misiją. You must read my book. Kviečiu skaityti mano knygą. I try in this book to give the really story about Medjugorje. Aš šitoje knygoje noriu parodyti tikrą istoriją apie Medžiugorję ir svarbus dalykus. Until 2003 I have this book. Nuo 2003 metų aš turiu šitą knygą. But stay and wait for the Lithuanian. Bet jinai čia laukia lietuvių. I'm very happy to have this book in Lithuanian. Esu labai dėkinga ir laiminga turėdama šią knygą išverstą lietuvių kalbą. Woman from Lithuania. Nes mano brangus brolis Želko susitokė su moterim iš Lietuvos. And through Loretta I love Lithuanian people. Ir aš per Loretą myliu Lietuvos žmonės. Okay. Taigi, kviečiame skaityti iš tiesų nuostabi knyga. Yes. Hvala puno. Molim puno. Super.